Liturginis drabužis alba, lotyniškai reiškiantis baltą, primena ilgus baltus marškinius. Ją dvasininkas velkasi po visais kitais liturginiais drabužiais. Šio rūbo kilmė siekia senovės Graikiją ir Romą. Albos protėviai kasdien graikų ir romėnų dėvėti chitonas, kolobijus ar tunika. Pradžioje tai buvo tiesiog sulenktas audinio gabalas, susegtas ties pečiais ir sujuostas per liemenį. Kilmingieji piliečiai dažniau vilkėjo ilgus drabužius, žemakilmiai trumpesnius. Pirmieji krikščionys taip pat dėvėjo tokius drabužius, o balta tunika, reiškianti tyrumą, tapo krikšto rūbu. Alba tapo ir dvasininko drabužiu, simbolizuojančiu tyrumą ir skaistybę. Vilkdamasis albą, kunigas meldžiasi: išbalink mane, viešpatie, ir nuvalyk mano širdį, kad išbalintas avinėlio krauju mėgaučiausi amžinaisiais džiaugsmais.